Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ei, projektas, nedaryk to. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Efeziečiams 5:11. Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Efeziečiams 5:17. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Efeziečiams 5:18. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Efeziečiams 6:4. Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami viešpatyje. Efeziečiams 6:6. Ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms įtinkantys, bet kaip Kristaus vergai iš širdies vykdantys Dievo valią. Efeziečiams 6:7. Noriai tarnaukite kaip viešpačiui, o ne žmonėms. Efeziečiams 6:9. Ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra viešpats danguje, ir jis nedaro skirtumo tarp asmenų. Filipiečiams 2:3. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Filipiečiams 4:6. Nieko nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Kolosiečiams 3:2. Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje. Kolosiečiams 3:9. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais. Kolosiečiams 3:19. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštus. Kolosiečiams 3:21. O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštus. 1 Tesalonikiečiams 4:5. O ne aistringame geidulį, kaip pagonys, kurie nepažįsta Dievo. 1 Tesalonikiečiams 4:6. Kad nė vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes Dievas už visą tai keršija, kaip jau esame įspėję ir patvirtinę.
1 Tesalonikiečiams 5:06. Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs. 1 Tesalonikiečiams 5:19. Negesinkite dvasios. 1 Tesalonikiečiams 5:20. Neniekinkite pranašavimų. 2 Tesalonikiečiams 2:03. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus. 2 Tesalonikiečiams 3:13. O jūs, broliai, nepailskite darę gerą. 2 Tesalonikiečiams 3:14. O kas nepaklustų mūsų laiško žodžiams, tokį įsidėmėkite ir nebendraukite su juo, kad susigėstų. 2 Tesalonikiečiams 3:15. Nelaikykite jo priešų, bet įspėkite kaip brolį. 1 Timotiejui 2:9. Taip pat, kad moteris puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, nesupintais plaukais ar auksu ar perlais ar brangiu drabužiu. 1 Timotiejui 2:12. Neleidžiu, kad moteris mokytų, nei kad vadovautų vyrui, ji tesilaiko tyliai. 1 Timotiejui 4:14. Nepleisk tavyje esančios dovanos, kuri tau buvo suteikta per pranašystę su vyresniųjų rankų uždėjimu. 1 Timotiejui 5:1. Senesnio žmogaus aštriai nebark, bet ragink kaip tėvą, o jaunesniuosius kaip brolius. 1 Timotiejui 5:19. Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, nebent liudytų 2 ar 3 liudytojai. 1 Timotiejui 5:21. Aš įsakau tau Dievo, viešpaties Jėzaus Kristaus ir išrinktųjų angelų akivaizdoje, kad laikytumei šitų nurodymų bei išankstinio nusistatymo ir neatsižvelgdamas į asmenis. 1 Timotiejui 5:22. Skubotai niekam neuždėk rankų ir neprisidėk prie svetimų nuodėmių, išsilaikyk tyras. 1 Timotiejui 6:2. O tie, kurie turi tikinčius šeimininkus, tegul jų neniekina, kadangi jie yra broliai, geriau tegul jiems dar uoliau tarnauja, nes gaunantys naudą yra tikintys ir mylimi. Taip mokyk ir taip ragink. 2 Timotiejui 1:08. Todėl nesigėdyk mūsų viešpaties liudijimo, nei manęs jo kalinio, bet draugė su manimi kentėk dėl Evangelijos jėga Dievo. Titui 1:07. Nes vyskupas kaip Dievo ūkvedys turi būti be priekaištų, nesavavaliautojas, nekarštakošis, negirtuoklis, nekivirčius, negeidžiantis nešvaraus pelno. Titui 2:03. Taip pat, kad pagyvenusios moterys elgtųsi garbingai, nebūtų apkalbinėtojos, besaikės vyno gėrėjos, mokytų gero. Titui 2:09. Ragink, kad vergai būtų klusnus savo šeimininkams, stengtųsi visame, kame jiems įtikti ir neprieštarautų. Titui 2:10. Kad nevogtų, bet rodytų visokeriopą gerą ištikimybę, kad visų kuo puoštų Dievo, mūsų gelbėtojo mokymą. Titus G:2. Niekam nepikdžodžiautų, nesikivirčytų, būtų nuosaikus, visiems žmonėms rodytų visokeriopą romumą. Hebrajams 3:15. Kol yra sakoma, šiandien jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą.
Hebrajams 10 valandų 25 minučių. Neapleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besartinančią dieną. Hebrajams 12 valandų 5 minutės. Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums: mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas. Hebrajams 13 valandų 4 minutės. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. O ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. Hebrajams 13 valandų 5 minutės. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs: niekada aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Hebrajams 13 valandų 9 minutės. Nesiduokite suklaidinami įvairių ir svetimų mokslų, nes gera, kai širdis sustiprinama malone, o ne valgiais, kurie nedavė naudos tiems, kurie jų laikėsi. Hebrajams 13 valandų 16 minučių. Nepamirškite daryti gerą ir dalintis su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Jokūbo 1 valanda 6 minutės. Bet tegul prašo tikėdamas, niekiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjama ir blaškoma vėjo. Jokūbo 1 valanda 13 minučių. Ne vienas gundomas te nesako: esu Dievo gundomas. Dievas negali būti gundomas blogiu ir pats nieko negundo. Jokūbo 1 valanda 16 minučių. Neapsigaukite, mano mylimi broliai. Jokūbo 1 valanda 22 minučių. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jokūbo 2 valandos 1 minutė. Mano broliai, turėkite mūsų Jėzaus Kristaus, šlovės viešpaties, tikėjimą, neatsižvelgdami į asmenis. Jokūbo 3 valandos 1 minutė. Mano broliai, ne visi būkite mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Jokūbo 3 valandos 14 minučių. Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Jokūbo 4 valandos 11 minučių. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Kas apkalba ir teisia savo brolį, tas apkalba ir teisia įstatymą. O jeigu teisi įstatymą, vadinasi, nesi įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Jokūbo 5 valandos 9 minutės. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Jokūbo 5 valandos 12 minučių. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žemę, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų taip ir jūsų ne, kad nepakliūtumėte į teismą. 1 Petro 1 valanda 14 minučių. Kaip klusnus vaikai, nepasiduokite ankstesniems savo neišmaningumo laikų geiduliams. 1 Petro 2 valandos 16 minučių. Elkitės kaip laisvi, ne kaip tie, kurie laisvę pridengia blogį, bet kaip Dievo tarnai. 1 Petro 3 valandos 3 minutės. Tegu puošia jūs ne išorės supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai. 1 Petro 3 valandos 9 minutės. Neatsilyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimu. 1 Petro 3 valandos 10 minučių. Kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, te pažaboja liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. 1 Petro 3 valandos 14 minučių. Bet jei jums ir tektų kentėti už teisumą, jūs palaiminti.
Jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutrikite. 1 Petro 4:16. Bet jei kenčia kaip krikščionis, tegul nesigėdija, o tešlovina dėl to Dievą. 2 Petro 3:8. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas Viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. 1 Jono 2:15. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas Viešpatį yra kaip 1000 metų ir 1000 metų kaip viena diena. 1 Jono 3:12. Ne kaip Kainas, kuris buvo iš piktojo ir nužudė savo brolį. Kodėl nužudė? Todėl, kad jo darbai buvo pikti, o brolio teisūs. 1 Jono 3:13. Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia. 2 Johan 1:10. Jei kas ateina pas jūs ir neatsineša šio mokymo, to nepriimkite į savo namus ir nesveikinkite. 3 Jono 1:11. Mielasis, nesek tuo, kas pikta, bet tuo, kas gera. Kuris daro gera, yra iš Dievo, o kuris pikta, nėra matęs Dievo. Apreiškimo 18:04. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų. Apreiškimo 22:10. Ja hän sanoi minulle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä.